Kalimera, Kalikirieki ir aišku Kalomina. Kalomina šiandien yra tokia diena, kai visiems visur reikia Graikijai sakyti Kalomina. Kalomina išvertus yra gero mėnesio. Taip yra įprasta, jau jei ryte sakom Kalimera, linkėdami geros dienos, Kalikirieki pasakiau gero sekmadienio ir Kalomina yra gero mėnesio. Tai yra labai priimta visur visada linkėti gero mėnesio, dėl to, kad tai yra labai sena tradicija. Jis ateina net iš antikos laikų, iš Romos imperijos laikų, netgi iš Atėnų, antikos Atėnų. Kodėl? Na, romiečiai tvirtino šitą Kalominą, iš čia atsirado ir žodis kalendorius, ilga istorija, papasakosiu per ekskursijas, kas keliau su manim, bet būtent su kuo tai susiję, su mėnesiu ateidavo mokesčiai. Atrodo viskas paprasta, ar ne? Mes skaičiuojam dabar mėnesius, bet žinokit, tais laikais, kai tu ant sienos neturėjai kalendoriaus, telefone neturėjai kalendoriaus, nieko neturėjai, tiesiog ateidavo vienas šaukėjas, kuris nuo žodžio kalo šaukiu, skelbiu, ateidavo į aikštę ir paskelbdavo, dabar prasideda mėnuo. Tai reiškia, kad per kažkiek dienų jūs turėsite sumokėti mokesčius. Nuo čia atsirado kalendorius, žinokit, ne šiaip sau. Jisai buvo nuleistas iš Dievo ar dar iš kažkur. Ok, tai Kalomina visiems, gero mėnesio, kaip ten su mokesčiais, aš nežinau, susimokėsit, kas mokate, jei nemokate labai blogai, žinokit, mokesčius reikia mokėti. Kai kas sako, aš gyvenu nuo atlyginimo iki atlyginimo, mes juokaudami sako, mes gyvenam nuo PVM iki PVM. Tai, kad Kalomina primena, tuo ateis laikas mokėti PVM. Ok, taip jau yra. Reikalai reikalais, bet aišku, sveikinuosi su jumis šiandien iš labai tokios vietovės, kuri be abejo susijusi su antika, nes už mano nugaros pažiūrėkite, kokio senumo yra medžiai. Ir tai yra alyvmedžiai, patikėkite, jiems yra daugiau negu 1000 metų, tai gali siekti ir 2000 metų šitiems medžiams. Kai kurie jau labai išporėję, kai kurie yra įsišaknyja gana stipriai ir nuo šitos vietos, kur šiuo metu esu, iki garsiojo Lafonisi paplūdimio tik tai 15 km. Nežinau, ar nuvažiuosim šiandien tenai, nes žada labai prastą orą. Šiaip iki šitos vietos, iki Makjana šito kaimo mes atvažiavome su labai stipriu lietumi iš ryto, tai žada, kad tas lietus sugrįš ir apskritai paskelbta, kad reikia būti atsargiems. Na, o ko mes čia atvykom? Na, tai žinokit, tikrai ne tik medžių pasižiūrėti, ką aš jums dabar rodau šitos senus medžius, bet ką tik čia prabėgo 400 žmonių va šituo keliu. Nes čia vyksta Redzakas bėgimo varžybos ir šitose varžybose dalyvauja mano Jurgita. Tai jinai ką tik tai nubėgo ne patį ilgai atstumą, nes tie, kas bėga ilgai atstumą, patikėkit, jie turės ką veikti, nes jie pakils net iki 1100 metrų aukštį virš jūros lygio ir atsidurs štai ant to kalno. Tai yra vertikalus bėgimas ir beje tie, kas sportuojate, tie, kas mėgstate bėgioti, labai rekomenduoju sekti naujienas apie bėgimus Kretoje ir jeigu žadate atostogauti Kretoje pavasarį arba rudenį, susiplanuoti vieną kitą bėgimą čionai tuo pačiu per atostogas. Kodėlgi ne? Juolab, balandžio mėnesį, pavyzdžiui, bus garsusis Kretos maratonas. Jeigu norite dalyvauti jame, jau dabar reikia registruotis. Ką tik šnekėjau su pažįstamais, sakė, kad jau dabar Kretos maratone yra prisiregistravusių 400 žmonių. Tai, kad bėgimas Kretoje yra populiarus, jį įsitraukė Jurgita, aš labai džiaugiuosi, kad jinai įsitraukė, aš jos esu toks šančia pansa, ar ne, ginklanešys, nešioju drabužius, nešioju dar kažką, okei, aš irgi šiek tiek bėgu, bet varžybose šiuo atveju nusprendžiau nedalyvauti. Jinai išbėgo, jinai dalyvauja. Tai, kad dėl to atsidūrėm Plomakienoj, šitam kaime, kuriame mano nuostabai auga būtent šitie senoliai medžiai, prisimenantis turbūt tas dienas, kai kalendorius buvo skelbiamas miestelių ir miestų aikštėse, o ne šiaip ant sienos, sieninis kalendorius ant stalo arba dabar jau šiais laikais telefone. Tai, kad viskas keičiasi, bet šitie medžiai lieka ir prie jų galite atvykti ir prisiliesti ir jūs. Beje, Kretoje jų yra be galo daug. Be abejo, nuo jų jau alyvogės nerenkamos. Jeigu galvoja, kad nuo tokių medžių renkamos alyvogės,
retas atvejis, viena kita, šitie medžiai jau neduoda daug uogų, jie paliekami tiesiog kaip simboliai sodose, primenantis, kad čia alyvmedžiai dera jau tūkstančius metų, nes tai sakau, pavyzdžiui, šitam, prie kurio šiuo metu esu, tikrai gali būti apie 2000 metų. Gali būti. Bet virš 1000 tikrai pagal šaknyną šiaip nustatyti tą gali jau tik tai specialistai. Tai va. Prie tokių medžių šiandien pradedu transliaciją. Na, beje, dėl alyvuogių aliejaus. Žinau, kad visi laukite mūsų alyvuogių aliejaus šiųmetinio derliaus, žiemos derliaus ir mes jį atgabename į Lietuvą, kretoskoniai.lt jo galite įsigyti, bet mums patiems netikėtai per vieną savaitę buvo parduotas absoliučiai visas aliejus 1000 ml skardinėse. Tai yra litrinėse skardinėse, to aliejaus neliko. Tai dabar likęs tik tai 750 ml buteliuose ir greitai bandom organizuotis, kad 2-3 savaičių bėgyje vėl turėtume skardinių. Na, paklausa viršijo tiesiog mūsų pasiūlą, nieko, taisysimės, viskas bus gerai ir skardinių vėl bus. Plus, aišku, ateina ta savaitė, kai atkeliauja į Lietuvą vaisiai. Garantuoju, vaisiai atkeliaus. Nepaisant šito lietaus, kuris buvo, jis gerokai nuplovė, vaisiai atkeliaus ir sekite informaciją. Be abejo, tie, kurie registravotės gauti informaciją patys pirmieji, jums apie tai informuosime elektroniniu paštu, todėl tikrinkit elektroninį paštą, ne kiekvieną minutę, aišku, tikrinkite bent 1-2 kartus per dieną ir jeigu pamatysite pranešimą, kad jau vaisiai atkeliavo į Lietuvą, pirkite čia ir dabar, nes vaisių pasiūla yra tikrai mažesnė, tiesiog nėra ūkis, žinot, tai nėra taip, kad tų vaisių būtų tiek, kad mes galėtume užversti visą rinką, ne, tiesiog reikia turėti omeny, kad mes imam iš ekologiško ūkio, ekologiškas ūkis turi savo pajėgumus ir būtent tie pajėgumai tokie, kokie yra, dėl to ir vaisiai atkeliauja kas 2 savaitės, o ne dažniau. Tai va, tai su šitais vaizdais regione, kuris vadinasi Kefali, jeigu, sakau, važiuotume ten į pietus, štai tenai, nuvažiuotume iki Alafonys į paplūdimio, šiek tiek pasivaikščiant, papasakosiu tai, kas yra aktualu šiai savaitei ir apskritai, kas aktualu artimiausiomis dienomis, koks oras laukia, jeigu jūs planuojate būti Kretoje. Na, taip. Turbūt, kas sekate mano pranešimus Facebook'e, jau girdėjote ir skaitėte, kad vakar mes pridavėm patį pirmą šiemet išnuomotą automobilį. Tuo labai džiaugiuosi, kad vienas lietuvis, keliaudamas iš Kauno oro uosto, keliavo jisai per visą Europą, jau sužinojau, tai pasirinko mus automobilių nuomai ir pirmas automobilis sėkmingai pristatytas, tai jeigu reikia automobilio nuomos, viskas paprasta, mano kreta.lt /autonoma, užeinat ir mes susiderinsime dėl automobilio nuomos. Taigi, autonomos sezoną mes pradėjome. Valio. Ir tai pradėjome šį mėnesį, būtent su tokia naujiena. Na, o šiandien vasario 1 Graikijoje, jeigu iš šiuo metu esate Graikijoje, tikrai turėjote girdėti ryte skambančius bažnyčių varpus labai garsiai, dėl to, kad šiandien, vasario 1, šiemet, nes tai yra kilnojama data, prasideda Velykų laukimas. Taip, ką tik baigėsi atrodo Kalėdos, o mes perinam prie Velykų. Ir Velykų laukimas prasideda dėl to, kad šiandien šita diena vadinama dar kitaip Telonų kefariziejų arba išvertus muitininko ir fariziejaus diena, nes pagal biblinį motyvą Kristus pradėjo savo kelionę link mirties ir prisikėlimo. Apie tai papasakosiu transliacijos pabaigoje, nes nuo šiandien prasideda 10 savaičių truksiantis triodijo laikotarpis, taip jis vadinamas graikiškai. Lietuviško atitikmens neradau, angliško atitikmens neradau. Tiesiog graikų ortodoksų tradicijoje tai yra triodijo ir tas triodijo vadinamas lygiai taip pat ir čionai. Tai, kaip ir sakiau, transliacijos pabaigoje būtinai daugiau apie šitą 10 savaičių truksantį triodijo laikotarpį. Nu, o dabar kas aktualu? Bitės? Taip, čia yra aviliai. Kodėl daromi 2-aukščiai aviliai? Viskasgi labai paprasta. Kai šeimos išsiskiria, atsiranda nauja motinėlė, nauja karalienė, tiesiog jinai persikrausto į 2 aukštą.
Nereikia gaudyti spiečiaus, nereikia lakstyti, nereikia kažko daryti. Tiesiog pastatai antrą aukštą ir spiečius persikrausto į kitą aukštą. Viskas. Bitės šiek tiek miega, nes šiandien šaltoka, bet jos dūzgia, nes yra ką rinkti, medaus nektaro yra tai vienoj, tai kitoj vietoj, juolab, jeigu toj surasiu ten apačioj šiek tiek paės, mačiau žydį jau ramunės, po truputį žiedai atsiranda, pravažiuojant čia link Plomakienos, mačiau ir žydinčius migdolus, jau apsipila ir migdolai žiedai, o čia, štai prašom, mano prašytas visai neseniai braškių medžių uogos. Jos valgomas, daug tik tai negalima, nes gali paskui būti blogai. Jos matot, čia aplipęs visas medis, čia tie, kurie parbėgs iš varžybų, galėsim pavaišinti braškių medžio uogomis. Štai tokio dydžio, jos tikrai, jų skonis panašus į braškių, į žemuogių. Ir jų dabar laikas, jeigu atvyktumėt dabar į Kretą, pasiieškokite. Tiesiog, va taip, laukiniai gamtoj. Kaip mes grybaujam, ogaujam Lietuvoje, tai čia ir ogaujam tik nuo medžių. Viskas yra šiek tiek kitaip. Tai va. Ši savaitė be abejo pasižymės įvairiais orais, labai skirtingais orais. Dabar į Kretą ateina, matot kiek debesų, ateina ta kakokerija, kuri keliauja nuo Sicilijos, iš vakarų atkeliauja pas mus, tai žadama, kad jau šiandien 3 valandą čia pils kaip iš kibiro, netgi sinoptikai atsiuntė perspėjimus, kad reikia būti atsargiems dėl plimyrės, iš graikų kalbos verčiu, jau matot kai kurios žodžius, potvinių, nuošliaužų, tiksliau, tai reikia būti atsargiems, tai visą savaitę reikia būti atsargiems, nes iš tikrųjų lietaus Kretoje turėtų netrūkti visą savaitę, nors žada, kad temperatūra laikysis kaip ir šiandien, apie +13, +15, būtent toks oras visą savaitę, jeigu būsite čionai. Švenčių nedaug, keli vardadieniai, nelabai tokių garsių vardų, bet jeigu pažįstat kokį Marulą arba pažįstat Zachariją, pasveikinkite jį, šią savaitę jie švęs savo vardadienius. Na, tokie reikalai su orais ir visais reikalais, o šnekant apie tą triodijo, keliaujant link transliacijos pabaigos, apie triodijo laikotarpį. Kas tai yra tas 10 savaičių laikotarpis, kuris dabar prasideda? Jis tęsis iki pat Velykų. Ir dabar va šitą savaitę, pati pirmoji nuo muitininko ir fariziejaus dienos, yra ta savaitė, kai galima valgyti viską. Tai valgykite į sveikatą, nes įprastai tikras krikščionis pagal graikų ortodoksų tradiciją trečiadieniais, penktadieniais visus metus pasninkauja. Trečiadieniais, penktadieniais visus metus. Bet būtent šią savaitę, net ir trečiadienį, penktadienį, jūs galite valgyti viską. Tai turėkite tą omeny. Dar kitaip šitą savaitę vadinasi Elefteri arba Apolatį. Tai skanaus, ką tik tai norite. Sekanti savaitė, kuri bus jau nuo vasario 8, be abejo, per kiekvieną transliaciją galėsiu tą pasakyti, nes sekmadieniais darau transliacijas, tai sekanti savaitė bus kreatinį, dar kitaip sakant, mėsinė savaitė, kai reiks atsisveikinti su mėsa, dar kitaip jinai vadinama apokrio, išvertus tai yra atsisveikinimas su mėsa. Karnavalas, tas žodis atėjęs pas mus iš lotynų kalbos, būtent tai reiškia. Karne valė, karne mėsa, valė atsisakau, atsisakyti mėsos. Karnavalai nevyksta maskaradais. Maskaradas ir karnavalas du skirtingi supratimai. Karnavalas būtent yra mūsų užgavėnės, ar ne, kai mes atsisakome mėsos. Šitas procesas čia trunka ganėtinai ilgai. Ir antra triodijo savaitė, tai yra kreatinį arba apokrio su ciknopemti šventė. Ciknopemti, galbūt prisimenat kas nors iš mano ankstesnių metų, tai yra dūmų ketvirtadienis, kuris bus ne ateinantį, o dar kitą ketvirtadienį, kai kepama labai daug mėsos ant žarijų, jinai valgoma ir tiesiog tai yra paskutinė diena, kai prieš Velykinį pasninką galima valgyti mėsą. Po apokrio arba kreatinį prasideda tyrinį diena ir tyrinį išvertus tai yra sūrinė diena, tai yra paskutinė savaitė, kai apskritai galima valgyti bet kokį gyvulinės kilmės maistą.
Turėkite tą omeny, viskas, gyvulinės kilmės, pagal graikų ortodoksų tradiciją, per pasninką jie nevalgo net žuvies, jokio gyvio, kuris turi raudono kraujo. Tai 3 savaitė bus tyrinį. Ir vat po 3 savaitės ateis kathara deftera arba kathari deftera, švarusis pirmadienis, po kurio prasidės 7 savaičių pasninkas. Na, o aš, kaip ir sakiau, atrasiu jums ramunėlę, kuri jau žydi, ir štai prašom, jinai žydi kuo puikiausiai, skeldama, kad po truputį ir pas mus čia ateis pavasaris. Na, tokia jau Kretos žiema, jinai visada labiau žalia negu balta. Žinau, kad Lietuvoje šalta, na ir mes sakom, kad pas mus šalta, bet ne taip jau stipriai šalta kaip Lietuvoje. Nežinau, kas čia vyktų, jeigu ateitų tokie šalčiai kaip Lietuvoje, čia viskas sproginėtų, nes net ir vamzdžiai, ir vandentiekis, ir kanalizacija, niekas neužkasama, niekas to nedaro. Tai va, apie triodijo, kuris prasideda šiandien, tiek trumpai, kiekvienoje transliacijoje ateinančius sekmadienius priminsiu, kokia triodijo dalis prasideda, bet tai, kad jau mes pradedam laukti pavasario, tai, kad mes pradedam laukti atgimimo, tai yra faktas. Ir Velykos yra pati didžiausia šventė visoje Graikijai. Visą velykinį kalendorių tikrai pateiksiu artimiausiomis dienomis Facebook'o puslapyje Mano Kreta. Sekite, pamatysite, galėsite įsinagrinėti ir jeigu norite sudalyvauti būtent šventėse, pamatyti, kaip švenčiamos Velykos, tą ir kviečiu padaryti atvykus į Kretą balandžio mėnesį. Juolab balandžio mėnesį tai yra ta galimybė, nes jau bus tiesioginiai skrydžiai, nuo kovo 30 prasideda Air Baltic tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus ir jūs tikrai galite atkeliauti ir pasižiūrėti, kaip graikai švenčia Velykas. Tie, kas atvažiuos lietuviškų Velykų švenčia čianai, balandžio 5 kažkur tai, ar ne, tie pamatys pasninką, nes ortodoksų Velykos šiemet 1 savaitę vėliau, balandžio 12. Turėkite tą irgi omeny, jeigu norite sudalyvauti tose šventėse. Mes kaip visą laiką Velykoms kažką suplanuosime, padarysime, kol kas tiksliai nežinau, bet jeigu žadate atvykti į Kretą balandžio pradžioje, būtent apie balandžio 12, sakykit, susisiekit. Jau yra, pavyzdžiui, pas mane viena pora, kuri labai nori sudalyvauti Velykose. Jei surinksim daugiau žmonių, mes tikrai kažką suorganizuosim. Tai va, tiek šiandien iš šito seno sodo, nuo kurio ir prasidėjo bėgimas, retsakas bėgimas. Jei kažkas norėsit sudalyvauti, jis vyksta tik tai žiemą Kretoje, galite atvykti ir prabėgti. Jeigu domina kiti bėgimai, parašykite man tiesiogiai, duosiu informaciją. Arba susisiekite kitaip tiesiogiai, galite ir paskambinti, kaip ir sakiau, visi telefonai, mano telefonai yra skelbiami manokreta.lt svetainėje, kairėje viršuje. Tiesiog užeinate į manokreta.lt ir kairėje viršuje ten yra telefonai, kuriais galite susisiekti. Beje, drąsiai skambinkit, nes man va čia yra mistinis dalykas. Praėjusią savaitę kelis kartus keliems žmonėms sakiau, paskambinkit, taip greičiau apsitarsim. Ne. Vis tiek rašo, vis tiek norisi kažkodėl visą tai raštu turėti, bet žinokit, surašyti viską kartais tiesiog stinga laiko. Taupom vieni kitų laiką, bendraujam tiesiogiai telefonais, WhatsApp, Viber, turim milijoną galimybių ir netgi kiti žmonės nustemba man paskambinę, sako, kaip mes greitai viską aptarėm. Taip. Viską galima kur kas greičiau aptarti, negu susirašinėjant laiškais. Jau kai prasideda konkretus dalykai, dėl kainų, dėl nuomų, dėl datų, visą tai be abejo reikia fiksuoti, nes jau taip paprastai nesufiksuosim, tada jau pradedam susirašinėti. Bet pirmas apsitarimas galimas, laisvai galim susibendrauti. Aišku, jeigu jau turite konkrečių klausimų, arba dėl tų pačių bėgimų, arba dėl autonomos, arba dėl ekskursijų, rašykite elektroniniu paštu atostogas@manokreta.lt. Ten parašę, mes gausime jūsų pranešimą ir tada jau arba aš, arba Jurgita jums atsakysime į tuos klausimus, kuriuos jūs mums patikėt. Bet jeigu atsakydami parašysim, paskambinkit, drąsiai skambinkit, tikrai mes galim susibendrauti. Ir šiandien netgi galite man skambinti, va, kol laukiu, kol Jurgita padarys tuos 6 kilometrus, kalnais, taip, jinai bėga, žinokit, į viršų. Tai kol jinai
įveiks tos 6 kilometrus, jūs net ir dabar, jei man paskambinsit, mielai atsakysiu į jūsų klausimus, belaukiant šitos rungties, nes jinai nebėga visų 203 km, jinai bėga mažiau, nes pilnas Retsako bėgimas yra 23 km. Ir sakau, jie užkops į tą kalną, kurį jūs matote priešais nuolat, kai aš pasakoju, tai kol baigsis mažasis bėgimas, tikrai galime pabendrauti. Tai va, tiek šiandien. Svarbiausia, komunikacija. Tai yra labai labai svarbu. Ir primenu, jau šią savaitę turėsime šviežių vaisių iš Kretos. Tai jei užsiregistravote, gausite priminimą žinutę. Jei neužsiregistravote, jūsų sėkmė jūsų rankose. Jei spėsite, užsakysite ir ragausite pačių šviežiausių vaisių iš Kretos. Tiek šiandien. Grįžtu ten, kur skamba muzika, nežinau, ar jūs ją girdit, ten tolumoje yra didžėjus, kuris leidžia muziką ir ten yra finišas, einu jau laukti pirmųjų finišuotojų, nes jie pradėjo bėgti 10:30, šitą atstumą 6 kilometrus įveikia per 40 minučių, tai jau pirmieji finišuotojai turėtų būti už 5 minučių, 10:30 pradėjo, tai vadinasi 11:10 jau bus. Žiūrėsim, kaip seksis Jurgitai. Kai jinai parbėgs, būtinai įdėsiu nuotrauką komentaruose. Tiek šiandien. Ačiū, kad sekate, ačiū, kad domitės. Sėkmės visiems, gero sekmadienio ir aišku, Kalomina, gero mėnesio, gero vasario.